Paramhansa Yogananda. Jogo autobiografija. 37 skyrius. Aš vykstu į Ameriką. Amerika, be abejo, šie žmonės yra amerikiečiai. Tokia mintis atėjo man į galvą, šmėkštelėjus vakarietiškų veidų panoramai vidinėme regėjimo lauke. Paniręs gilioje meditacijoje, aš sėdėjau už dulkėtų dėžių rančio mokyklos sandėlyje. Dirbant su paaugliais, buvo sunku atrasti kokį geresnį privatų kampelį. Vizija tęsiasi. Didžiulė minia dėmesingai spoksojo į mane ir lyg aktoriai vaikščiojo mano sąmonės scenoje. Pastaba. Daugybė tų veidų vėliau pamačiau vakaruose ir iškart atpažinau. Pastabos pabaiga. Sandėlio durys atsidarė ir kaip įprasta, vienas iš mokinių vėl surado slaptą mano vietelę. Ateik čia, Bimalai, sušukau džiaugsmingai, turiu tau naujieną. Viešpats kviečia mane į Ameriką. Į Ameriką? Berniukas pakartojo mano žodžius taip, lyg būčiau pasakęs į Mėnulį. Taip, aš ketinu lyg Kolumbas atrasti Ameriką. Jis manė, kad atrado Indiją. Tarp šių dviejų šalių tikrai yra karminis ryšys. Bimalas paspruko ir netrukus visa mokykla buvo informuota dvikojo laikraščio. Pastaba. Svamis Premananda, kuris dabar yra visų religijų savirealizacijos bažnyčios Vašingtone vadovas, buvo vienas iš rančio mokyklos mokinių, kai išvykau į Ameriką. Tada jis buvo brahmačaris Džotinas. Pastabos pabaiga. Aš pakviečiau suglumusius mokinius ir daviau jiems įvairiausių nurodymų. Žinau, kad jūs išsaugosite ir visada laikysitės joginių Lahirio Mahasajos ugdymo idealų, pradėjau. Aš dažnai jums rašysiu. Jei Dievas panorės, aš sugrįšiu. Kai paskutinį kartą pažvelgiau į mažus berniukus ir saulės nutviekstas rančio mokyklos valdas, mano akyse pradėjo kauptis ašaros. Tam tikras mano gyvenimo etapas baigėsi. Nuo šiol gyvensiu tolimuose šalyse. Praėjus kelioms valandoms po lemtingos vizijos įsėdau į Kalkutos traukinį. Kitą dieną gavau pakvietimą delegato teisėmis dalyvauti tarptautinėme religinių liberalų kongrese Amerikoje. Jis vyko tais metais Bostone, remiant Amerikos unitariniai draugijai. Man galvoje viskas susimaišė ir aš Serampore susiradau Šri Juktešvarą. Gurudži, mane ką tik pakvietė į religinį kongresą Amerikoje. Ar man vykti? Visos durys tau atviros, paprastai atsakė mokytojas. Arba dabar, arba niekada. Bet ponia, atsakiau su baime, aš juk nieko neišmanau apie viešus pranešimus. Aš retai skaitydavau paskaitas ir niekada to nedariau anglų kalba. Angliškai ar ne angliškai, tavo žodžiai apie jogą bus išgirsti vakaruose. Aš nusijuokiau. Gerai, brangus Gurudži, aš abejoju, kad amerikiečiai išmoks bengališkai. Palaiminkite mane, kad galėčiau nugalėti visas anglų kalbos kliūtis. Pastaba. Šri Juktešvaras ir aš paprastai kalbėdavomės bengališkai. Pastabos pabaiga. Kai apie savo planus prasitariau tėvui, jis be galo nustebo. Jam Amerika atrodė per daug tolima, todėl jis bijojo, kad daugiau niekada nebepamatys manęs. Kaipgi tu vyksi, paklausė griežtai, kas apmokės tavo kelionę? Kadangi jis visada mielai padengdavo visas mano mokymosi ir kitokias išlaidas, todėl buvo įsitikinęs, kad šis klausimas be abejo iškart užkirs kelią mano projektui. Viešpats finansuoja mane.
Taip atsakęs prisiminiau panašų atsakymą prieš daug metų duotą savo broliui Anantai Agroje. Ir be jokių apgavyšių pridūriau: tėve, galbūt Dievas įkvėps tave padėti man. Ne, niekada, su gailesčiu pažvelgė į mane tėvas. Kitą dieną buvau apstulbintas, kai tėvas padavė man banko čekį nemažai sumai. Imk šios pinigus, tarė jis, ne kaip nuo tėvo, bet kaip nuo ištikimų Lahyrio Mahasajos mokinių. Važiuok į tolimus vakarus ir skleisk ten nešališką Kriya jogos mokymą. Mane nepaprastai sujaudino nesavanaudiška dvasia, per kurią tėvas sugebėjo greit numalšinti asmeninius savo troškimus. Praeitą naktį jis suvokė, kad paprasti troškimai nebuvo mano kelionės priežastis. Galbūt mes daugiau nesusitiksime šiame gyvenime, liūdnai tarė tėvas, kuriam tuo metu buvo 67 metai. Aš intuityviai atsakiau: tačiau viešpats kada nors tikrai mus vėl suartins. Kai pradėjau ruoštis palikti mokytoją bei savo šalį dėl tolimų Amerikos krantų, pradėjau rimtai nerimauti. Aš daug girdėjau apie materialistinę vakarų atmosferą, visiškai skirtingą nuo dvasinio Indijos fono, persmelkto šimtmečiais kauptos šventųjų auros. Man atrodė, kad rytų mokytojas drįsęs įkvėpti vakarų oro turi būti tvirtesnis nei priėmęs bet kokius Himalajų šalčio išbandymus. Vieną ankstų rytą su nepalenkiamu ryžtingumu nusprendžiau melstis tol, kol arba numirsiu, arba išgirsiu Dievo balsą. Aš norėjau jo palaiminimo ir garantijų, kad nepasimesiu šio laikinio utilitarizmo ūkanose. Mano širdis troško vykti į Ameriką, tačiau dar karščiau jį troško išgirsti dieviško leidimo paguodą. Aš meldžiausi ir meldžiausi, visaip slopindamas savo kūkčiojimus. Nebuvo jokio atsakymo. Tylus mano prašymas išaugo iki kankinančio kreščendo, kol vidurdienį pasiekiau kulminaciją. Mano smegenys daugiau nebepajėgė priešintis kančių spaudimui. Jeigu būčiau šaukęs dar su didesnė aistra, mano smegenys turbūt būtų ištiškę. Tuo metu kažkas pabeldė į lauko duris prieangyje, kur tuo metu sėdėjau. Atidaręs duris pamačiau jauną vyrą, kukliais asketo apdarais. Jis įėjo, uždarė už savęs duris ir atmetęs mano pasiūlymą prisėsti, rankos mostų parodė, juk nori stovėdamas pakalbėti su manimi. Tai greičiausiai Babadži, pagalvojau apstulbęs, kadangi prieš mane stovintis žmogus buvo labai panašus į jauną Lahirį Mahasają. Jis perskaitė mano mintis ir tarė melodingą hindi kalbą: taip, aš esu Babadži. Dangiškasis mūsų tėvas išgirdo tavo maldas. Jis paprašė manęs perduoti tau, jog turi paklusti savo gurų paliepimui ir vykti į Ameriką. Nebijok, tu būsi apsaugotas. Po energijos kupinos pauzės Babadži vėl kreipėsi į mane. Tu esi tas, kurį aš pasirinkau Kriya jogai skleisti vakaruose. Prieš 4 metus sutikau tavo gurų Šri Juktešvarą Kumbha Meloje ir pasakiau jam, jog atsiųsiu tave pas jį mokytis. Aš netekau žado. Buvau šokiruotas iš pagarbios baimės ir giliai sujaudintas išgirdęs iš jo paties lūpų, kad tai jis nukreipė mane pas Šri Juktešvarą. Aš puoliau kniūpšęs prieš nemirtingąjį gurų. Jis gailestingai pakėlė mane nuo žemės ir paskui papasakojo daug įdomių dalykų apie mano gyvenimą, davė tam tikrų nurodymų ir išsakė kelias slaptas pranašystės. Kriya joga, mokslinė Dievo realizavimo technika,
tarė galų gale ir gana iškilmingai. Vieną dieną pasklis visuose šalyse ir suartins tautas per asmeninį ir transcendentinį dangiškojo tėvo suvokimą. Didingos galios žvilgsniu mokytojas įelektrino manyje kosminės savo sąmonės ramybę. Paskui greit nuskubėjo durų link. Nebandyk sekti paskui, tarė jis, tau vis tiek nepavyks. Prašau, Babadži, nepalikite manęs, kelis kartus sušukau, pasiimkite mane su savimi. Babadži atsigręžė ir tarė, ne dabar, kitą kartą. Apimtas jaudulio, aš nepaklausiau jo įspėjimo. Pabandęs eiti iš paskos, pajutau, kad mano pėdos yra tvirtai prikaustytos prie žemės. Nuo durų Babadži paskutinį kartą švelniai žvilgtelėjo į mane. Jis pakėlė savo laiminančią ranką ir išėjo, prikaustęs prie savęs ilgesingas mano akis. Po kelių minučių mano pėdos atsilaisvino. Aš atsisėdau ir vėl panirau į meditaciją, nepaliaujamai dėkodamas Dievui ne tik už atsaką į mano maldas, bet ir už susitikimo su Babadži palaimą. Visas mano kūnas atrodė pašventintas visada jaunai atrodančio senovės mokytojo prisilietimo. Aš taip ilgai troškau pamatyti jį. Iki dabar niekam nepasakojau apie savo susitikimą su Babadži. Aš traktavau jį kaip patį švenčiausią savo gyvenimo potyrį ir giliai slėpiau širdyje. Tačiau vėliau pamaniau, kad šios autobiografijos skaitytojai bus labiau linkę patikėti atsiskyrėliškų Babadži ir jo domėjimusi šiuo pasauliu, jei prisipažinsiu, kad mačiau jį savo akimis. Vienam menininkui padėjau nupiešti tikrą šiuolaikinės Indijos Jogo Kristaus paveikslą, kurį galite matyti šioje knygoje. Paskutinį vakarą, prieš išvykdamas į Jungtines valstijas, lankiausi pas šventąjį Šri Juktešvarą. Pamiršk, kad gimei indų, bet ir netapk amerikiečių. Paimk visą tai, kas yra geriausia abiejose tautose, tarė mokytojas ramiai ir išmintingai. Būk pačiu savimi, tikru Dievo sūnumi. Ieškok ir sujung savyje geriausias visų savo brolių išsimėčiusių žemėje per visas tautas savybės. Paskui jis palaimino mane. Visi tie, kurie ateis pas tave ieškodami Dievo, atras jį. Žvelgiant į juos, iš tavo akių trykštantis dvasinis šaltinis pasieks jų smegenis, pakeis materialistinius jų įpročius ir priartins jų sąmonę prie Dievo, tęsė mokytojas. Tavo gebėjimas pritraukti nuoširdžias sielas yra gana stiprus. Kur tu beitum, net ir dykumuose, visur rasi draugų. Abu jo palaiminimai išsipildė su kaupu. Aš atvykau į Ameriką lygi dykumą, be jokių draugų, tačiau ten radau tūkstančius, pasiruošusius priimti laiko patikrintus dvasinius mokymus. Iš Indijos išvykau 1920 m. rugpjūčio mėnesį laivu Spartos miestas, pirmu keleiviniu laivu, plaukiančiu į Ameriką po pirmojo pasaulinio karo. Aš sugebėjau patekti į šį reisą tik stebuklingų būdų pašalinęs tam tikrus biurokratinius sunkumus susijusius su mano pasu. Per 2 mėnesių kelionę mano kambario draugas sužinojo, jog aš, kaip Indijos atstovas, vykstu į Bostono kongresą. Svami Joganandas, tarė jį su nuostaba, kurią vėliau beveik visada girdėdavau, kai amerikiečiai tardavo mano vardą. Prašom keleiviams paskaityti paskaitą kito ketvirtadienio vakare. Man atrodo, jog visiems bus naudinga išgirsti paskaitą Gyvenimo kova ir kaip joje nugalėti. Deja, trečiadienį pastebėjau, kad turiu kovoti su savo paties gyvenimu. Beviltiškai mėgindamas paversti savo idėjas į paskaitą anglų kalba,
aš galiausiai mečiau bet kokį pasirengimą. Mano mintis, lyg laukinis balną apžiūrinėjantis kumeliukas, atmetė bet kokią anglų kalbos gramatikos taisyklių paramą. Visgi galutinai pasitikėjau mokytojo garantijomis ir ketvirtadienį pasirodžiau savo publikai garlaivio salone. Aš neturėjau jokio iškalbingumo ir netekęs žado stovėjau prieš susirinkusios. Po 10 minučių trukusios ištvermingumo kovos publika pagaliau suprato keblią mano padėtį ir pradėjo juoktis. Man situacija visai netrodė juokinga. Pasipiktinęs pasiunčiau tylią maldą mokytojui. Tu gali, kalbėk. Mano sąmonėje akimirksnį suskambo jo balsas. Mano mintis tuojau pat atrado draugišką santykį su anglų kalba. Po 45 minučių publika vis dar buvo dėmesinga, o po paskaitos gavau daugybę pakvietimų skaityti paskaitas įvairioms grupėms Amerikoje. Vėliau neprisiminiau nė vieno žodžio, kurį ištariau per pirmąjį savo pasirodymą. Atsargiai paklausinėjęs, kai ką sužinojau už daugybės keleivių. Jūs padovanojote mums nuostabią paskaitą, jaudinančią ir puikią anglų kalbą. Gavęs tokias nuostabias naujienas, nuolankiai padėkojau savo mokytojui už labai laiku suteiktą pagalbą ir iš naujo supratau, kad jis visada yra su manimi, nepaisant jokių laiko ar erdvės barjerų. Kartą kelionėje laivu artėjant į pabaigą pajutau kelis nuogąstavimo dėl anglų kalbos išbandymo Bostono kongrese skausmus. Viešpatie, meldžiausi, prašau, leisk savo būti mano įkvėpimo šaltiniu, kad daugiau nebūčiau atakuojamas juoko bombų prieš plačią publiką. Spartos miestas rugsėjo mėnesio gale nuleido inkarą netoli Bostono. Spalio 6 dieną pirmąją savo kalbą kreipiausi į kongresą Amerikoje. Mane labai šiltai priėmė ir aš su palengvėjimu atsidusau. Kilniaširdiškas Amerikos unitarinės draugijos sekretorius spausdintame pareiškime parašė tokį komentarą apie kongreso eigą. Pastaba: naujos dvasios kelionės. Bostonas. Beacon Press, 1921. Pastabos pabaiga. Svamis Yogananda, Brahmačarijos ašramo rančyje, Indijoje atstovas pasveikino kongreso dalyvius savo asociacijos vardu. Laisvai ir įtaigiai kalbėdamas angliškai, jis pristatė filosofinį religijos mokslo pamatą, kuris buvo išspausdintas atskiroje brošiūroje kuo platesniai publikai. Yogananda teigia, kad religija yra universali ir viena. Mes negalime universaliai taikyti tam tikrų papročių ir įsitikinimų, tačiau religijos pamatas turi būti taikomas universaliai ir mes galime visi vienodai laikytis jo bei paklusti jam. Dėl kilniaširdės tėvo malonės galėjau pasilikti Amerikoje ir pasibaigus kongresui. 4 laimingus metus kukliomis sąlygomis praleidau Bostone. Aš skaičiau paskaitas, vedžiau pamokas ir parašiau eilėraščių knygą Sielos giesmės. Su daktaro Frederiko B. Robinsono, New Yorko koledžo prezidento įžanga. Pastaba: ponas ir ponė Robinsonai 1939 metais aplankė Indiją ir buvo gerbiami svečiai rančio mokykloje. Pastabos pabaiga. 1924 metų vasarą pradėjau transkontinentinį turnė, kalbėjau prieš tūkstantinės minias didžiausiuose Amerikos miestuose ir baigiau kelionę atostogomis nuostabioje Aliaskos šiaurėje. Padedamas geranoriškų studentų 1925 metų pabaigoje įkūriau Amerikos centrą ant Vašingtono kalno Los Andžele. Tokį pastatą prieš keletą metų mačiau savo vizijoje Kašmyre. Kuo greičiau pasistengiau nusiųsti Šri Juktešvarui nuotraukų apie savo veiklą tolimoje Amerikoje. Jis parašė atviruką bengališkai, kurio vertimą pateikiu čia.
1926 m. rugpjūčio 11 diena. O Jogananda, mano širdies vaikė. Žiūrinėjant nuotrauką su tavo mokykla ir mokiniais, mano gyvenimą užliejo toks džiaugsmas, kurį labai sunku nusakyti žodžiais. Aš tirpstu palaimoje, matydamas tavo jogos mokinius skirtingose miestuose. Atpažinęs tavo giedojimo, gydančių vibracijų ir gydančių dieviškų maldų metodus, galiu tik padėkoti tau iš visos širdies. Žiūrėdamas į vartus, vingiuotą aukštyn kylantį keliuką ir nuostabų peizažą aplink Vašingtono kalną, labai trokštu viską pamatyti savo akimis. Čia viskas gerai. Tegu Dievo malonė suteikia tau amžiną palaimą. Šri Juktešvaras Giris. Bėgo metai. Aš skaičiau paskaitas kiekvienoje naujos savo tėvynės dalyje. Aplankiau šimtus klubų, koledžų, bažnyčių ir įvairių kategorijų grupių. 10 000 amerikiečių gavo jogos įšventinimus. Jiems visiems paskyriau naują 1929 metais išleistą maldų knygą Amžinybės šnabždesiai. Suomelitos Gali Kurči įžanga. Pastaba. Ponia Gali Kurči su savo vyru, pianistu Homeru Samueliu 20 metų buvo Krija jogos mokiniai. Neseniai buvo išspausdinta įkvepianti istorija apie garsios primadonos muzikinę karjerą. New Yorkas 1945. Pastabos pabaiga. Iš šios knygos čia pateikiu vieną eilėraštį. Dieve, 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 sukurtą naktį, man stovint ant paskaitų paaukštinimo. Iš snaudulio gelmių, kildamas spiraliniais laiptais budrumo link, sušnabždėjau, tu esi maistas ir atsigavėjęs nuo naktinio išsiskyrimo su tavimi. Aš ragauju tave ir mintyse sakau, Dieve, Dieve, Dieve. Nesvarbu, kur eisiu, mano proto žibintas visada nukreiptas į tave. Veiklos kovos gausme, tikus mano karo šauksmas visados yra, Dieve, Dieve, Dieve. Kaukiant išbandymų vėtrų audrai ir rūpesčiams puolant mane, paskandinu jų šauksmą ir garsiai giedu, Dieve, Dieve, Dieve. Kai mano protas audžia svajas atminties siūlais, toj magiškoj drobėj randu įspaustą, Dieve, Dieve, Dieve. Kiekvieną naktį, giliausio miego metu, mano ramybė sapnuoja ir šaukia, džiaugsmo, džiaugsmo, džiaugsmo. Ir mano džiaugsmas ateina giedodamas visiems laikams, Dieve, Dieve, Dieve. Būdraudama, valgydama, dirbdama, svajodama, miegodama, tarnaudama, medituodama, giedodama, dieviškai mylėdama, mano siela nuolatos niuniuoja, niekieno negirdima, Dieve, Dieve, Dieve. Kartais, dažniausiai pirmą mėnesio dieną, kai gaudavau sąskaitas už Vašingtono kalno ir kitų savirealizacijos draugijos centrų priežiūrą, ilgesingai prisimindavau Indijos ramybę. Visgi kasdieną mačiau augantį tarpusavio supratimą tarp rytų ir vakarų ir mano siela džiūgavo. Aš atradau Amerikos širdį nuostabiose Emos Lazarus eilėse, iškaltuose laisvės statulos tremtinių motinos pamatuose. Iš jos rankos, lyg švyturio, sklinda žara po visą pasaulį. Jo švelnios akis valdo uostą su pakabinamu tiltu, jungianti miestų kūną. Laikykitės, senosios šalis, legendinės savo pompastikos, šaukia ji.
tylos lūpomis. Duokite man savo pavargėlius ir vargšus, sausakimšas savo mines, trokštančias kvėpuoti laisvai, sužlugdytas atliekas perpildytų savo krantų. Siųskite man šiuos benamius, audrų blaškomus, keliu aš savo fakelą viršum auksinių vartų. Pabaiga.